Dabar išsiaiškinsim, kokį traktorių aš įsigijau. Niekas tikrai neatspėsit, dabar galit komentaruose pamėginti spėti, tikrai niekas neatspėsit. Lemiamas momentas, traktorius, kurį aš įsigijau, yra Ferntrac 26. Juokauju, kolegos, juokauju, ne Ferntrac 26, o Ferntrac 26 Pro. Kur Pro? Kažkur buvo parašyta. Va, prašom pažiūrėkit, parašyta Pro. Tai yra visiškai kitas traktorius. Šitas traktorius jau yra pagamintas po susijungimų su Kubota ir ant jo jau yra oficialiai parašyta, kad gamintojas yra Kubota Escorts. Taip susiklosti visus aplinkybės, kad man teko pabendrauti su Ferntrac atstovu, tai žmogus atskrido iš Indijos, atvažiavo pas mane į svečius, mes pašnekėjom, pabendravom, buvo nuspręsta, kad Forestila iš manęs nuperka mano seną traktoriuką, aš prisidedu kiek pinigų trūksta ir nusiperku šitą visiškai naują, visiškai atnaujintą modelį. Ir kaip mane patikino atstovas Ferntracus, šitam traktoriuje yra išspręstos visos problemos, kurios buvo originaliam 26 modelyje. Pažiūrėsim, padirbsim, įvertinsim. Dabar ką galiu pasakyti iš pirmo žvilgsnio, vaizdas žinokit visiškai kitas. Tai tikrai matosi daug aukštesnė kokybė, surinkimo kokybė daug ką reiškia, smulkmenos atrodo perdirbtos, kažkas pakeista, nedaug, minimaliai, bet visa tai iš karto suteikia tokio profesionalaus traktoriaus vaizdą. Paukštis atvarė les tuogų. Ir taip tuogų nėra. Šūdžius dabar ten nuskrido lest. Aišku, aš nekaltinu, tikrai skanius uogos. Visi nori viso gauti nemokamai. Palauk, ką mes čia. Variklis čia yra Mitsubishi, 3 cilindrų, kaip ir buvo, 24,7 arklių galių, sankaba viena diskė, sauso tipo, 4 varantis ratai, savaime suprantama, jeigu nori 2 arba 4. Naujiena, pavarų dėžė. Pirmai buvo pavarų dėžė, 9 bėgiai pirmin ir 3 atgal ir nebuvo reverso. Dabar pati didžiausia naujiena, kad yra 9 bėgiai pirmin, 9 atgal ir yra reversas. Tai čia yra pati didžiausia naujiena, pats didžiausia šito atnaujintų traktoriukų pliusas. Jau pabandžiau, visiškai keičia darbą su mulčeriu, su visais padargais, visiškai nauja greičių dėžė, 9+9 ir reversas. Taip pat nauja hidraulinė sistema, pirmai buvo viena hidraulinė pompa, dabar yra 2 hidraulinės pompos, taip kad dabar hidraulika veikia atskirai dalimis. Kuro bakas 24 litrai, apsukos liko tos pačios, 540 ir 540E, kitų variantų čia nėra. Galinis tiltas su diferencialo blokavimu, hidraulinė sistema Butcher, šveicariška, hidrauliniai siurbliai yra visi Bosch, transmisija Kubota ir savaime suprantama pagrindinis dalykas, kuris yra traktorių perkant pats svarbiausias, dizainas, visi jau atsimenam, Porsche. Problema, kurią turėjau su praeitų traktoriukų, buvo šitas filtras. Per pirmą darbą visos jungtys čia nuėjo šaibom, visi tepalai išbėgo. Dabar matom, sistema yra perdaryta, apačioje padaryta metalinė plokštelė, viskas yra su hamutai sutvirtinta, nu atrodo visiškai kitaip stabiliau. Sekantis dalykas, ką turėjau problemos. Va per čia pas mane sunkėsi tepalas, rasojo, viskas buvo tepaluota, vėlgi matom, visiškai kitaip viskas padaryta, užsandarinta, jokių galimybių, jokiems nuotekiams nebeliko. Aš žiūriu ir aš dabar suprantu, kad tai yra naujas traktoriukas ir aš kai gavau savo pirmą Ferntracą, aš ir tikėjausi, kad aš gausiu va šitaip atrodantį traktoriuką. Atrodo profesionaliai. Gale tas pats, aišku, trišakė sistema, kai žiūri va šitie, kur yra pakeist aukštą, atrodo patikima, atrodo normaliai, ne taip, kaip buvo ant senojo Ferntracų. Ir nu tas vaizdas toksai, nu vėl aš jau kartojusiu, jau 25 kartą žiūri ir viskas atrodo gerai. Viskas atrodo gerai. Kas čia dar nežinau, dėsim padargą, tuoj važiuosim mulčerį kabint, tai žiūrėsim, įvertinsim, nežinau, greičiausiai, kad reikės šitą mest laukan, nu gal ne, nežinau, gal čia jis man kažką padeda, neįsivaizduoju, kas čia yra, kam jis reikalingas, kad pasportuočiau, ar ne, kad, tai čia pažiūrėk, tu čia gali tricaką čelint, 3, 4, 5. Priekabos ten nusėmiau šito, eisim mulčerį kabint, šitą reikės nuimti. Sekanti problema, kuri spręsta, pats baisiausias darbas man būdavo užkabint padargą, tai yra uždėti ant darbinio veleno. Dėl to, kad buvo per maža apsauga padaryta ir rankos neida užkišti. Gal mano video pažiūrėjo, ar ne, ir sako, tai jeigu Tomas sako, reikia pataisyti, ar ne, aišku, juokauju, turbūt skundų buvo tikrai daug, nu matom, kad dabar visiškai kitokie matmenys, galit laisvai užkišti ranką ir pagaliau padargą galėsim užsimontuoti padoriai, normaliai. Atsukim, naujas visgi dalykėlis, šitą reikėtų nepamest. Sakiau taip pat ir su pirmo traktoriuku, pamečiau pirmą dieną. Svarbiausia saugiai pasidėti, kad po to nebūtų kaip su pirmu vėl nerasiu, kur yra. Gerai.
Galinė lempa išliko ta pati, mygtukas įjungiam šviečia, mygtukas išjungiam nešviečia. Perdaryta šita vietelė. Čia būdavo tokia rankenėlė senam farmtrake ir jeigu tu tą rankenėlę įtraukia, tai sakė, siurblys šaibom išeina. Galėjai kažką prikabinat, jeigu rimtai kažkokia tai padarga, bet šiaip šito jungti niekada negalima ir ten ta rankenėlė buvo, jokia čia paslaptis, aš kokius 3 kartus esu netyčia jungęs, nes tu tiesiog sukiesi su alkūne, čia dabar taip nebejungsit. Dabar yra rankenėlė, kuri šitą dalykėlį įjungia arba išjungia. Įjungia, išjungia, įjungia, išjungia, įjungia, išjungia, įjungia, išjungia, įjungia, išjungia, įjungia. 1 hour later. Įjungia, išjungia, įjungia, išjungia, įjungia. Dar viena problema buvo nesąmoninga rankenėlė. Gerai pripažinkime, jin ir dabar liko nelabai sąmoninga, bet jau tikrai geriau negu buvo pirmai, nes pirmai jinai buvo štai šitoje vietoje ir tu, kai lipi su koja, vis laikai jinai kliūdavo, kiek šortė susuplėšęs, užsikabinęs, tai dabar perkeltai yra čia. Visiškai nauja sėdynė, dabar būsiu kaip tikras ūkininkas, jau galėsiu nusileisti, pasidėti rankas. Naujas laikiklis, dabar tilps didesnis alaus bambalis į vidų. O nusileidžiam šitą, taip pat galite pareguliuoti ilgį. Bėgių rankenėlė pakeista, pavyzdžiui, jeigu reikėdavo jungti atbulinį, turi sustoti, ten persijungt bėgį, čia persijungt bėgį ir tik tada gali važiuoti atgal. Dabar nieko to daryti nebereikia. Turit svarbiausią dalyką, tai yra reversą. Dar naujas traktoriukas, na gerai, nuplėškim šitą. Šitą nulenkėt žemyn, važiuojat atgal. Nulenkėt į priekį, važiuojat pirmin, nebereikia jokių bėgių perjunginėt, tai dabar yra 9 bėgiai pirmin, 9 atgal. Tai vos ne kaip hidrostatas tampa dabar, kai tas reversas yra. Nors neturit hidrostatų problemų ir jeigu kažkoks gedimas, daug pigiau. Svarbiausia traktoriaus detalė - visiškai naujas vairas. Nu, vairas daug gražesnis, aišku, gražesnis vairas, dirbt maloniau. Prietaisų skedelis liko tas pats, čia truputėlį taip pat viskas pakeista, posūkiai dabar apačioje, šviesus čia viršuje, spinelė čia. Ten rankinis buvo taip pat vėl, kas seriją žiūrite, esu minėjęs, su juo turėjau belenkiek problemų, nes jisai buvo toksai ant varžtų užsukamas. Ir tu, kai daug kartų pakeli, turi jį pasukti, atsukti, vėl nuleisti ir tiesiog įsukinėjai, jisai nusisukdavo. Būdavo rankinį, jeigu užtrauk pakelį, jisai tiesiog nusimauna. Tai dabar rankinis normalus, kaip senovinėm automobilyje. Kuo yra gerai naujas frontalinis, dabar nebeįmanoma nieko užsimesti ant savęs. Aišku, nesakau, kad aš buvau kažką ant savęs užsimetęs. Nenoriu apie tai dabar šnekėti. Dabar yra apsauga, to padaryti negalit. Ir taip pat dabar čia yra sumontuota tokia sistema, kad jeigu tu nusireguliuoji kaušo kampą ir kai tu kaušą keli aukštyn arba žemyn, kampas išlieka toksai pats. Reiškia, kaušui keliantis, jisai verčiasi į vieną pusę, leidžiantis, jisai verčiasi į kitą pusę. Kai pridulka, galite išsivalyti savo tas groteles, kad radiatorius nekaistų. Aušinimų skystis, kaip ir buvo, viskas tas pats. Masė, įjungti, išjungti, viskas tas pats. Tai kažkokių tai čia didesnių naujienų po kapotų nematau. Variklis išliko tas pats, Mitsubishi 3 cilindrų, kaip ir sakiau. Turim razetikę priekabai, numeris su apšvietimu, gale pajungt padargą, jeigu reikia, patobulintas aukščių reguliavimas. Traktoriukas taip pat tapo platesnis, paplatėjo 10 cm, tai dabar viduje vietos yra daug daugiau ir tikrai tai jaučiasi. Pirmai būdavo aš, kai lipu į vidų, pavyzdžiui, aš visą laiką viską kabindavau su kojom. Senajam Farmtrake buvo labai mažai vietos. Tikrai tas dalykas jaučiasi, nu ir kai tu važiuoji, tai tau yra daug patogiau. Dabar gali įsipatoginti, atsisėsti, ar ne, savo važiuoti, nusileisti atlašus, dirbi alaus bambalį. Pageria laus, čia rankos palaikai, bėgius pajunginėjo, frontalinį pavartai. Ir buvo išspręsta dar viena problema, kurią buvau prisidirbęs aš pats, tai buvau nusipirkęs traktorių su blogais ratais. Garden ir irgi Pro. Čia jums ne šiaip Garden, o Garden Pro. Aš tada buvau prisifantazavęs, kad auginsiu česnakus, fugūnus, bulves, kad man reikia reikės dar kažką, todėl buvau pirkęs tos agro ratus. Aš jį naudoju tik 2 darbam - pjaut žolę ir tvert tvoras. Kai važiuodavau su agro ratais per veją, ją sugadindavau. Su šitais ratais važiuojant per veją, jūs juos nesugadinsit. Ratai sumažėjo, praplatėjo, tai traktoriukas tapo daug stabilesnis. Nu dabar dingo tą baimę, kai buvo anksčiau, kad tu kai važiuoji, kad apsiversi. Ir dar kas keista, traktoriuko ratai dabar yra žemesni, jis yra platesnis, bet aš sėdžiu aukščiau. Jo, jaučiu, kad žinokit, sėdynė gal aukščiau iškelta, nes pats traktoriukas tai, blema, gaila, neturiu sen dabar palyginti. Bet nemanau, kad jisai pats kažkiek paaukštėjo. Nukabinam priekabos montavimą ir važiuojam kabinti savo pirmąjį padargą. Mulčerį Titan Pro. Ištraukti. O, iškrito. Ko tu nekrenti? O, 2. Ir šitą ištraukėme. Vėlgi viską saugiai padam, kad niekad nepamestume. Jau kur aš padėjau, kažin to apsaugą, nematėt? Nei vieno įbrėžimo, nieko visiškai nėra. Bent vieną kartą kažką įbrėžti. Viskas, pirmas įbrėžimas padarytas, dabar jau galim ramiau dirbti. Kaušo rankenėlė, kuri valdo kaušą, ne mane, o šitą kaušą. Ipsas, posakiai, šviesos.
Turbūt šita spyruoklė, aš taip suprantu, yra reikalinga tik tai transportavimui. O, tai va. O. Pažiūrėkim, kaip dabar bus užmontuoti darbinį. Ta prasme, tu dabar tiesiog paimi ir uždedi viskas. Eik, tai kaip pirmą kartą tai pagaminti, nesuprantu, kad rankos neįtų užkišti. Todėl negalima iš pirmo karto normaliai pagaminti. Šitas irgi atrodo dabar daug rimčiau. Pirmas padargas užmontuotas, šiandien daug žolės nepjausim, nes pamiršau tos tokius žiedus atsivežti, va čia kur šone turi dėtis. Jau atvažiavom, užsimontavom, pamėginsim, papjausim su nauju traktoriuku pirmą kartą žolę. Pastebėjau dar vieną dalyką, tai turbūt susijęs su tai, kad yra nauja hidraulika. Žiauriai greitai, žinokit, viskas veikia. Žiūrėkit, tą rankenėlę, jeigu patrauksiu. Uba! Aik, ir kaip aukštai pasikelia, pažiūrėk, aik, tu savo net čia pasikėlė kitos. Jo, aišku, reikia išilginsim tą rankeną, bet vis tiek, tai kur tiek pasikelia, tai aik, tu savo, tai čia visiškai kitaip pasikelia dabar. Mano senajam Ferntreke aš tikrai tokios galimybės taip aukštai pakelt nuo žemės padargų tikrai neturėjau. Pirmas traktoriukų išbandymas baigtas, tai ūkyje atlikau pirmą darbą su nauju traktoriuku, nupjojau žolę. Va, galite vertinti situaciją, visur žolė apipjauta, nu ten aišku tolyn nežiūrėkit, sakykim, kad visur apipjauta. Liko tik tais perėti tarp tranšėjų su trimeriu, nu bet čia jau kitos serijos istorija. Po pirmo darbo dar net lipdukai nuo padangų nenusimovė, tai toks čia ir darbas yra. Reversas. Nu tas reversas, žinokit, va, einam, pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Viską keičiantis dalykas. Nu, vėlgi, žolė, taip greitai žolės nupjovė, žinokit, ūkyje dar nesu. Labai stipriai prisidėjo reversas, nes ten pas mane gale yra tokia vietelė, kur tam toksai durnelis yra per mažai vietos palikęs. Atgal važiuoji, pirmin važiuoji. Vienos rankenos pastumimas ir tu iškart, kaip važiavai pirmin, lygiai tokiu pačiu greičiu važiuoji atgal. Nieko nereikia junginėti, nei čia kažko junginėti nereikia, nei čia kažko junginėti nereikia. Jau atgal prie traktoriaus, bet tokiu grįžt būtų iš tikrųjų sunku. Nu čia kaip automobilė, koks eilinis asistas ar ne. Kol neturi, atrodo, tau jo nereikia, bet kai tu jį turi, tai po to jau važiuoti su automobiliu, kuris pats nesivairuoja, jau tampa sudėtinga. Ateina kolegus didžiulis debesis, turiu spėti, kol nepapuoliau iš šitą audrą. Tikrai bus audra, šiandien yra pranešę, bet noriu jums parodyti reversą. Čia toksai durnelis, kuris sudino tą šilaugęs iš skopumo. Pažiūrėkit, kiek paliko vat nuo tranšėjus iki tvoros. 1, 2, 3 metrai. Dabar pažiūrėkit, kaip viskas patogu. Ateina audra, greičiau. Privažiuoji, aišku, kaušą mes pasikeliame viršų, ne toksai durnelis dar. Bet esmė ta, kad tu vis tiek privažiuoji, opa, rankenėlė atgal. Opa ir pavažiuoji atgal. Rankenėlė pirmin, opa ir pavažiuoji pirmin. Viskas. Nežinau, su kuo tai susiję, ar galbūt su padangų pasikeitimu, ar, nežinau, mano nam Ferntrake gal kažkas buvo negerai, o galbūt jie čia kažką patobulino. Nu, bet žinokit, mulčeris tikrai sukasi greičiau. Ta prasme, tikrai aš dabar galiu važiuoti daug didesniu greičiu ir žolė nusipjauna gražiai. Viskas tvarkoja, nebereikia man važiuoti lėtai. Nežinau, kad kas čia pasikeitė, tai dabar nenoriu čia spėlioti. Ar jie čia tikrai kažką gal pakeitė su darbiniu, kaip ir likęs lyg ir tas pats yra. 540E arba 540. Kad sukasi greičiau, tai faktas. Bet nežinau, kad tikrai dėl ko. Tai tokie būtų pliusai, darbas tikrai pagreitėja. Neįsivaizduojat, kaip yra gera pjaut, kai tu pakeli kaušą ir jisai visą laiką ten pat laikosi. Man pirmai būdavo pakeliu kaušą, kol nuvažiuoju iki eilės gal, jis nusileidžia žemyn. Aš vėl turiu įkelt, dabar palieki ir pamiršti. Vietos tikrai daugiau. Jei kažkas būna, užsineša mulčeris ar kažkas atsitinka, kažką, tarkim, randu ant žemės reikia patraukti, tai išlipti dabar tikrai yra daug lengviau. Išlipu, nieks nebekliūna. Pirmai galėdavau išlipti tais į vieną pusę, nes ten buvo tos dvi rankenėlės, tarp jų tarpas, va toks buvo, ten pralys buvo be šansų. Dabar ir tą pusę galiu laisvai išlipti. Minusai. Pirmas minusas yra štai šito dalykėlio aukštis. Pem, kad aš jį pasikelsiu atvažiavęs dirbti greičiausiai, kad va taip ir dirbsiu nusileidęs į pavojingą, nerekomenduojama. Nu bet blemba, dabar kiekvieną kartą į garažą, kai varau, turiu nuleisti, o kai atvažiuoju laukus, turiu pasikelti. Man per kietą sėdėti. Pjojau dabar kiek laiko tą visą lauką, kokias 3 valandas, jau žinokit paskaudu užpakalį, bet dėl to, kad yra per kietą. Bet aš čia dėl šito dar žinokit taip neužrašyčiau į minusą, nes aš manau, kad čia tikrai
galima, žinokit, tą kietumą pareguliuoti. Čia yra visokių reguliacijų. Čia reguliacija yra kažkokia ir čia reguliacija yra. Kaip atėjo dabar taip, jeigu nieks nereguliuotų, tai sėdynė yra tikrai per kieta. Tai galbūt yra susijęs su padangom. Paskutinis minusas, tai aišku, tos padangos tai sudaro, traktoriukai suteikia labai daug stabilumo, negadina vėjos, tikrai šitos padangos nesigėliu, aš tokias turėjau pirkti iš pat pradžių, bet traktorius tapo kietesnis. Tikrai traktorius dabar yra kietesnis negu buvo. Reikia turbūt nuleisti orą. Aš savo padangas buvau praktiškai visiškai nusileidęs. Čia man atrodo, žinau, kad bus pripumpuota kaip į automobilį, reikės pažiūrėti, kiek čia yra atmosferų, bet aš taip įsivaizduoju, kad jos tiesiog yra per daug stipriai pripusios. Nu, pažiūrėkit, jos yra kaip akmuo. Tai traktorius dabar yra kietesnis negu buvo. Man tas aišku nepatinka, bet vėlgi dar kartą, manau, čia viskas yra išsprendžiama. Tiesiog reikia slėgį padangose nuleisti. Čia ta rankenėlė, kurios liest negalima, jinai būdavo čia. Dabar dėl to, kad atsirado čia, žinau, kad nieko čia patogiau nepadarė. Tu jin vis tiek kliūna, aš ją tiesiog galiu labai lengvai dar, bet to aš šiandien tik dabar sužinojau. Jeigu tu šitai padarai ar šitai padarai, kaip aš jums rodžiu, tai čia vis tiek yra įjungta. Tu turi per vidurį pastatyti, va šitoje vietoje yra išjungta. O jeigu čia tai įjungsi į vieną pusę, jeigu čia į kitą pusę, įdėta tokioje vietoje, kur tikrai liečiama vieta yra. Tai va čia aš irgi tą skaityčiau priminus. Aš visada po darbo, kai pastatau garaže, išjungiu masę. Gerai, galbūt čia mano kažkoks perteklinis ir nereikia tos masės išjunginėti, bet aš kiekvieną kartą išjungiu masę ir prieš dirbant ją jungiu, tai visada kapotą atidarinėju. Tai dabar turiu kiekvieną kartą lipti traktorių, pasimti šitą raktą, tuomet nueiti ir ten atrakinti ir tada tą masę išjungti ir vėl atgal grąžinti. Nu, minusas. Čia žinau, kad tikrai man yra minusas dėl to, kad padarė tokį, nežinau, kodėl ta rankenėlė, taigi ten buvo, ką maišta rankenėlė. Visiškai nieko nemaišė, kad va čia buvo tiesiog rankenėlė, kurią patraukia ir atsidaro kapotas. Galutinis apibendrinimas būtų toks, dirbasi daug greičiau, daug patogiau, jokių nuotekių nebėra, surinkimo kokybė matosi tikrai yra aukštesnė. Dabar viską kontroliuoja Kubota, sakė, pakeitė visiškai visas kontrolės sistemas ir dabar atsakinga Kubota už visą kontrolę. Tai niekas nebėga, niekas nelaša. Dabar žinokit, galiu tikrai pasakyti, kad šitą traktorių gali dėti į savo apžiūras, nuvažiuoti, pasižiūrėti ir jis dabar absoliučiai nieko nenusileidžia brangesniem traktoriam, konkurentam savo. Tikrai, žinokit, vertas dėmesio traktorius. Tik nepamirškit, čia dabar ne 26 yra, o 26 Pro. Tikrai matosi, kad yra Pro. Iš pradžių dar taip skeptiškai žiūrėjau dėl to Pro, žinau, kaip telefoną pavadino. Nu, ta žodis tikrai dabar atitinka tai, kas buvo ir tai, kas dabar yra. Dirbsim, aišku, daugiau. Nu, kas mano seriją seka, tai žiūrėsit, dirbsim su juo mes kiekvieną savaitėlę. Pjausim žolės, tvarysim tvoras, tai karts nuo kartų pasakysiu, ar viskas su juo gerai, ar galbūt kažkas atsitiko. Nu, kol kas viskas yra super duper puper. Tai va, kolegos, naujasis Fern Truck 26 Pro.